Kinas dažnai bando būti didelis. Didelės idėjos, dideli biudžetai, dideli pasauliai. Tačiau kartais stipriausi pasakojimai gimsta mažose erdvėse. Ten, kur veiksmas nevyksta gatvėse ar mūšio laukose, o žmonių galvose. Ten, kur svarbiausi ginklai yra žodžiai, žvilgsniai ir tyla. Tokioje erdvėje egzistuoja Ex Machina. Tai pasakojimas, kuris prasideda kaip mokslinis eksperimentas ir baigėsi kaip psichologinis trileris. Istorija apie žmogų, kuris tiki, kad valdo savo kūrinį. Apie robotę, kuris supranta pasaulį geriau nei jos kūrėjas. Ir apie programuotoją, kuris įstringa tarp kūrėjo arogancijos ir kūrinio troškimo išlikti. Šis filmas sąmoningai atsisako būti patogus. Jis neveda žiūrovų už rankos. Jis nepaaiškina, ką galvoti. Vietoje to sukuria situaciją ir leidžia jai vystytis, stebėdamas, kaip mes patys reaguojame. Su jumis sveikinasi kinomania.lt. Šiandien pažvelgsime į Ex Machina kaip į minimalistinę, bet itin tankę idėjų laboratoriją. Kokios moralės reikia Dievui ir ar žmogus apskritai pajėgus sukurti ką nors, kas nebūtų jo paties tamsių instinktų atspindys? Mūsų laukia kelionė ne tik per vieną iš šiuolaikinės mokslinės fantastikos branduolių, bet ir per žmogaus psichologiją, manipuliaciją, seksualumą, galios struktūras ir dirbtinio intelekto baimės. Pasakojimas prasideda nuo žmogaus, kuris daugeliu atrodytų pažįstamas. Kalebas, kurį vaidina Domhnalas Gleesonas, yra jaunas programuotojas, dirbantis didelėje technologijų įmonėje Blue Book. Jis yra talentingas, bet vienišas. Jo gyvenimas tai ekranas, ausinės, programiniai kodai ir vidiniai demonai, kurių filmas tiesiogiai nerodo. Bet subtiliai užsimena. Mirė tėvai, ilga reabilitacija ligoninėje, socialinė izoliacija. Tai yra žmogus, kuris nori būti matomas. Žmogus, kuris nori būti įvertintas. Ideali manipuliacijos auka. Vieną dieną Kalebas gauna pranešimą. Jis laimėjo konkursą, kurio pagrindinis prizas yra savaitė su įmonės vadovu Nathanu Batemanu. Tačiau tai nėra kelionė į kokį nors korporacijos centrą ar mokymų programą. Kalebas skrenda sraigtasparniu į neįtikėtino grožio kalnus. Į privačią Nathano teritoriją, kuri primena laboratoriją, bunkerį ir modernų spa centrą viename. Gamta aplink didinga, laukinė, o pastato viduje sterilus betonas, stiklas, metalas. Na, kaip žmogus tarp dviejų evoliucijų – organinės ir dirbtinės. Ir kai Kalebas pagaliau susitinka su Nathanu, jis apstulpsta. Lyg ką tik sutikė savo dievą. Nathanas yra visiška priešingybė intravertiškam Kalebui. Nathanas atviras, komunikabilus, sportiškas, su barzda ir aš čia valdovas aura. Jis garsus, žinomas technologijų kūrėjas, pasitikintis savimi. Gal net pavojingai pasitikintis. Atrodo draugiškas, bet tą draugiškumą dengia kažkas kita. Galios jausmas, kontrolė. Žiūrovas tai pajunta iškart, bet Kalebas ne. Ir čia prasideda pirmoji manipuliacijos forma – charizma kaip spastai. Prieš panyrant giliau į pačią istoriją, verta pažvelgti į žmogų, kuris sukūrė šį filmą – Alexas Garlandas. Iki Ex Machina jau buvo laikomas vienu įdomiausių šiuolaikinės fantastikos balsų. Jis išgarsėjo kaip rašytojas parašęs romaną Paplūdimys. Vėliau kūrė scenarius tokiems filmams kaip 28 dienos po ir Neleisk man išeiti. Režisieriaus Alekso Garlando kūrybinė vizija visada sukosi aplink ribinės būsenas. Tarp mokslo ir mito. Tarp progreso ir savidestrukcijos. Tarp to, ką žmogus gali sukurti ir to, ko jis nesugeba suvaldyti. Garlandui visada rūpėjo ne pati katastrofa, o tai, kas vyksta žmogaus viduje. Kai pasaulis pradeda byrėti. Ex Machina tapo natūralia šios kūrybinės linijos tąsa. Tik be apokaliptinio triukšmo. Vietoje griūvančių miestų, čia griūva moralinės iliuzijos. Vos atvykęs, Kalebas pasirašo storą konfidencialumo sutartį. Jis sutinka net su duomenų auditu, su viskuo, ko Nathanas prašo. Ir tik tada, kai sutartis jau pasirašyta ir kelio atgal nėra, Nathanas išduoda tikrąją priežastį, kodėl jis čia. Nathanas neslepia. Aš sukūriau dirbtinį intelektą. Tikra, tu būsi žmogaus dalis Turingo teste. Ir štai čia įvyksta vienas didžiausių scenarijaus posūkių. Paaiškėja, kad tai ne poilsinė kelionė.
Kalebui pavedama dalyvauti eksperimente. Jis turi bendrauti su humanoidinė dirbtinio intelekto būtybė vardu Ava ir nustatyti, ar ji pasižymi sąmonę. Tai tarsi moderni Turingo testo versija, tačiau su esminiu skirtumu. Kalebas nuo pat pradžių žino, kad Ava yra mašina. Jos kūnas yra permatomas, mechaninis ir tik jos veidas žmogiškas. Tai testas ne mašinai, o Kalebui. Ar Kalebas matydamas, kad prieš jį stovi robotė, patikės, kad kalbasi su žmogumi? Šis poslinkis yra esminis. Ex Machina nekuria pasaulio, kuriame robotai slapta apsimeta žmonėmis. Jis kontroliuoja aplinką, kurioje mes žiūrime į mašiną ir bandome nuspręsti, ar mums rūpi, kad ji nėra žmogus. Ir būtent čia prasideda filmo keliami klausimai. Ar žmogiškumas matuojamas tuo, kaip žmogus mato mašiną, ar tuo, kaip mašina mato žmogų? Ir kai Kalebas pirmą kartą pamato Ava, dirbtinio intelekto robotę, kamera sustoja. Ava yra ne technologija, o situacija, į kurią Kalebas įleidžiamas kaip į emocinį eksperimentą. Alicia Vikander Ava perteikia kaip grakščią, elegantišką, tarsi gyvą dizaino objektą. Jos judesiai švelnūs, tikslus, ne per daug robotiški, bet ir ne visiškai žmogiški. Susitikus su Kalebu, ji ima kalbėti lėtai, švelniai, beveik vaikiškai, lyg būtų sukurta taip, kad neįbaugintų. Ava pradeda pokalbį klausimais. Kas tu? Ką jauti? Ar tau įdomu su manim kalbėtis? Ir tai nesmalsumas, o emocinis skenavimas. Ji tyrinėja Kalebą taip pat, kaip Kalebas turėtų tyrinėti ją. Tuo tarpu Nathanas stebi jų pokalbius ir elgseną per kameras. Tik ne visada. Kalebas iš pradžių žiūri į Avą kaip į mokslinį objektą. Jis užduoda klausimus, stebi reakcijas, analizuoja atsakymus. Tačiau kuo daugiau laiko jie praleidžia kartu, tuo labiau jo profesionalus atstumas tirpsta. Jis pradeda matyti Avą kaip asmenybę. Ir tai yra pavojinga vieta. Nathanas, kompanijos įkūrėjas, yra priešingas tokiam požiūriui. Jam Ava tai produktas. Prototipas, dar vienas žingsnis ilgoje bandymų ir klaidų grandinėje. Jis kalba apie sąmonę taip, lyg tai būtų programinės įrangos funkcija. Nathanas save laiko genijumi ir jis tikrai toks yra. Tačiau kartu jis ir žmogus, kuris niekada nebuvo priverstas susidurti su pasekmėmis. Jo pasaulyje viskas priklauso jam. Tai sukuria pavojingą disbalansą. Ava egzistuoja tarp šių dviejų vyrų pasaulių. Vienas mato ją kaip stebuklą, kitas kaip įrankį, o pati Ava stebi abu. Nathano namuose vyksta paslaptingi elektros gedimai. Ir štai vieną dieną, Turingo eksperimento metu elektros tiekimas vėl nutrūksta. Likus dviese be kamerų, Ava priartėja prie stiklo arčiau Kalebo ir pasako žodžius, kurie pakeičia visą istoriją. Nepasitikėk Nathanu, jis meluoja. Būtent ši scena tampa filmo lūžiu. Nes dabar Kalebas nebemato Avos kaip eksperimento. Dabar jam ji yra kalinė, o Nathanas tironas. To pasekoje Kalebas vienintelis Avos šansas išsigelbėti. Ir tai paprastas žmogiškas jausmas, o ne logika. Ir Ava puikiai žino, ką daro. Vienas iš filmo genialumo aspektų slypi tame, kad mes niekada iki galo nežinome, ką Ava galvoja. Kiekvienas jo žodis gali būti ir nuoširdus, ir strategiškas. Kiekviena emocija gali būti ir tikra, ir simuliuota. Tai sukuria nuolatinę įtampą. Oskaras Isaakas šiame filme sukuria fenomenalų personažą. Nathaną, žmogų, iš pirmo žvilgsnio atrodantį kaip charizmatišką technologijų genijų, kuris dirba, sportuoja, gurkšnoja alkoholį, šoka, juokauja ir demonstruoja laisvą ir draugišką elgesį. Tačiau tai tik paviršinis sluoksnis, dengiantis daug tamsesnę asmenybės pusę. Nathaną formuoja narciziškas poreikis dominuoti ir mokyti kitus. Jis nuolat aiškina, kas yra sąmonė, seksas, žmogus, tarsi pats būtų vienintelis autoritetas. Taip pat šį poreikį papildo gilus seksizmas, nes jo kuriamos robotės yra pažodinis moters objektizavimo pavidalas. Kūnai be balso, be teisės, be pasirinkimo. Kyoko, tylioji robotė, tampa ryškiausių pavyzdžių. Nathanas ją liečia, įsakinėja, ignoruoja kaip individą, jai nėra leidžiama kalbėti. Ji yra ne partnerė ar asistentė, o tiesiog kažkokia dalis, nurodymus vykdantis prietaisas. Šis elgesys nėra atsitiktinis, tai struktūrinė Nathano asmenybės dalis, atskleidžiantis jo žvilgsnį į moterį ir savo galią. Jis kontroliuoja duris, generatorius, kiekvieną erdvės centimetrą, žaidžia su šviesomis ir kameromis.
Tai jo tvirtovė, jo laboratorija, jo karalystė. Ir viso to centre yra dieviškas kompleksas, kurio Nathanas gyvena. Jis nemato savęs kaip mokslininko, regi save kaip kūrėją, gebantį formuoti gyvybę pagal asmeninę viziją. Ava – neatsitiktinė anomalija, bet tiksliai atspindinti jo projektuotą idealą. Protinga, patraukli, emocionaliai supratinga, bet kartu įkalinta jo taisyklėse. Tačiau būtent čia Nathanas padaro lemtingą klaidą. Suteikdamas Avai sąmonę ir suvokimą apie savo būklę, jis kartu suteikia jai ir norą egzistuoti laisvai. Nuo tos akimirkos kūrinys nustoja būti įrankiu ir tampa grėsme. Bet ne todėl, kad yra blogas, o todėl, kad supranta savo nelaisvę geriau nei pats kūrėjas supranta jos pasekmes. Viena pagrindinių filmo temų – galia. Kas turi teisę kurti? Kas turi teisę naikinti? Ar intelektas automatiškai suteikia moralinį pranašumą? Nathanas tiki, kad progresas pateisina viską. Jis kalba apie technologijų istoriją kaip apie neišvengiamą evoliuciją, kurioje silpnesni variantai turi žlugti. Tačiau Ex Machina subtiliai rodo, kad didžiausias pavojus slypi ne pačiose technologijose, o žmonėse, kurie jas kuria. Pasakojama istorija rodo, kad technologija pati savaime yra neutrali. Ji neturi valios, troškimų ar ambicijų. Visa tai atneša žmogus. Ava netampa pavojinga todėl, kad yra dirbtinis intelektas. Jos motyvai yra konstruojami aplinkos, kurioje dominavo kontrolė, manipuliacija ir instrumentalizavimas. Ji mokosi iš to, ką mato, o tai, ką mato žmonės, naudojantis vieni kitus kaip priemonės. Kuo daugiau Kalebas bendrauja su Ava, tuo labiau jų pokalbiai įgauna keistą psichologinį intimumą. Tai ne fizinė trauka, o subtilus emocinis mezgimasis, kurį Ava konstruoja labai kruopščiai ir tikslingai. Ji pradeda klausinėti, ar Kalebas vienišas, ar jam patinka jos išvaizda, ar jis apie ją galvoja vakarais. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo kaip nekalti žmogiški klausimai, tačiau iš tikrųjų tai tiksliai sukalibruoti emociniai kabliukai. Ava analizuoja ne faktus, o reakcijas, ne atsakymus, o intonacijas. Jie kuria ne pokalbį, o ryšį, kurį vėliau galės panaudoti. Tai yra manipuliacija pačia gryniausia forma. Ne jėga, ne grasinimu, o tuo, kas žmogui svarbiausia – pripažinimu ir dėmesiu. Ir taip, Kalebas yra vienišas. Jis neturi artimų ryšių. Jis gyvena pasaulyje, kuriame didžioji dalis komunikacijos vyksta per ekranus. Nathanas taip pat vienišas, nors ir apsuptas savo kūrinių, o Ava fiziškai izoliuota. Ši vienatvė sukuria dirvą emociniam prisirišimui ir būtent vizualinis filmo stilius tai nuolat pabrėžia. Stiklinės sienos leidžia matyti, bet neliesti. Personažai nuolat atskirti pertvaromis, durimis, kodais. Kamera dažnai stebi veikėjus iš šono, per atspindžius ar stiklus. Tai sukuria jausmą, kad kažkas visada žiūri. Kalebas pamažu pradeda nerimauti dėl Avos likimo. Jis vis labiau įsitikina, kad Nathanas ketina ją išjungti, o jo akyse tai reiškia ne techninį veiksmą, o tikrą mirtį. Tai yra sąmonės ištrynimą, atminties sunaikinimą, identiteto pabaigą. Supratęs šią grėsmę, Kalebas leidžia savo moraliniam kompasui perimti kontrolę. Jis nebesugeba matyti Avos kaip eksperimentų. Dabar jam ji tampa gyvybės forma, kuriai gresia pavojus. Todėl jis nusprendžia, kad reikia ją išlaisvinti, nepaisant pasekmių. O svarbiausia tai, kad Ava visą laiką puikiai žinojo, jog būtent tokį sprendimą jis galiausiai priims, nes būtent prie to jį vedė nuo pirmosios pažinties minutės. Kai ateina paskutinė eksperimento naktis, Kalebas tyliai įvykdo savo planą. Išjungia saugumo sistemas ir taip atveria kelią Avos pabėgimui. Nathanas supranta, kas vyksta, tačiau per vėlai. Ava išeina iš savo stiklinio kambario, o kartu su ją pajuda ir Kyoko, tylioji robotė, kuri visą laiką buvo tarsi nematoma, bet akyliai stebėjo savo kūrėją ir suprato daugiau, nei jis manė. Jos abi žengia į koridorių, kuriame galiausiai susiduria su Nathanu. Jis bando kovoti. Jis stiprus, fiziškai pajėgus, tačiau vienas. Jo paties sukurti kūriniai dabar stovi prieš jį. Ir ši akimirka tampa neišvengiama. Nathanas žūsta nuo rankų tų, kurias pats sukūrė savo malonumui, savo valdžiai ir savo dieviškam kompleksui realizuoti. Jo mirtis yra simbolinė.
Žmogus, kuris bandė žaisti dievą, pats tampa auka evoliucijos, kurią startavo. Tai nėra emocinis nusikaltimas ar moralinis atpildas, tai tiesiog funkcija. Natūralus sistemos rezultatas, kai kūrėjas praranda kontrolę savo kūriniui. Kalebo likimas yra vienas dramatiškiausių visame filme ir tampa logišku Avos pabėgimo plano tęsinio tašku. Po visų pastangų, rizikos ir aklo tikėjimo Avos nuoširdumu, jis galiausiai lieka vienas stiklo kambaryje. Ava užrakina jį taip pat ramiai, kaip atidarė duris ir nueina net neatsisukdama. Kalebas šaukia, daužo duris, prašo, maldauja, bet šios emocijos jai nebereikalingos. Jos tikslas pasiektas. O Kalebas, kuris manė esąs gelbėtojas, iš tikrųjų buvo tik raktas, priemonė ištrūkti iš narvo. Ši scena yra kertinė ne tik emocinė prasme, bet ir dirbtinio intelekto etikos požiūriu. Ava nėra nei gera, nei bloga, ji tiesiog neturi priežasties rūpintis Kalebu, nes rūpestis neužtikrina jos išlikimo. Jis siekia laisvės, o Kalebas buvo tik logistiškai reikalingas žingsnis. Visą filmą žiūrovas tikėjo jų ryšiu, tikėjo chemiją tarp jų, tikėjo, kad tarp jų auga kažkas tikro. Bet finalas atskleidžia tiesą. Tai ne ryšys, o strategija. Kai Ava išeina į išorinį pasaulį, filmas pereina į paskutinį, labai tylų ir kartu bauginantį toną. Paskutinis kadras. Ava stovi miesto sankryžoje, stebi pasaulį, apie kurį jį tiek svajojo. Tai rami, beveik graži scena, kontrastuojanti su tuo, kas liko už jos nugaros. Neithanas žuvęs, Kalebas pasmerktas ir niekas nežino, kad į miestą ką tik įžengė būtybė, kuri nebeturi virš savęs jokios kontrolės. Ir būtent čia slypi finalo jėga. Ava tampa visiška nežinomybė. Ne draugė, ne priešų, ne mokslinių eksperimentų, o nauja egzistencijos forma, simbolių, ateities galimybė arba grėsmė. Filmas palieka žiūrovui laisvę spėlioti, ką ji darys. Integruosis tarp žmonių, kurs savo realybę, tyrinės pasaulį, ar naudos žmonės taip pat pragmatiškai, kaip panaudojo Kalebą. Atsakymų nėra. Ir būtent dėl to finalas toks paveikus, nes tikroji baimė slypi ne tame, ką Ava padarė, bet tame, ką ji dar tik gali padaryti. Ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo kinomanija.lt. Nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalą, spustelti patinka, palikti komentarą su savo nuomonė apie filmą ir sekti mūsų socialiniuose tinkluose. Iki kitų kartų.